Sveiki visi, su jumis sveikinas Luks. Šiandien aš jums parodysiu, kaip įsirašyti minmap. O varom, kur jūs ten įsidėję tą minmapą, tai varom lygi jo. Čia. Va. Man čia reis minmaptas ant 1.4.7. Varom šitą ir mums būna va tokie. Va tokie failai, tik aš žinau, kas esą, va tokie failai ir tada einat pradėti, ar jums lietuviškai nežinau, ir tada vykdyti, ir kaip matot, man Windows XP, tai ir taip. Ir parašote va taip. Čia galite susistabdyti video, kad pamatytumėt, kaip rašyti, arba jūs galite čia paspausti ir pas jūs bus čia. Man atrodo, gerai, ir paspaudžiam gerai. Kai paspaudėm, tada einam į taskas Minecraft ir tada į bin. Ir tada Minecraft, kai čia pamatysi tokį, Minecraft. Tada paspausi dešinėje klavišą pilies ir atidaryti naudojant. Ir eisit į WinRAR. Ir pas jūs čia bus toks meta-inf. Įsivaizduokime, kad čia meta-inf. Tai ir tada jį ištrinksite, va taip delete files. Bet šitą neištrinkite, nes čia ne meta-inf. Meta-inf tokį ištrinkite. Įkeliam čionais ir paspaudžiam gerai. Ir va. Ir kaip galima sakyti, viskas. Ir va. Čia, kaip jau pamatėte pilną video, tai aiškiai. Reikia man išjungtoninti, nes man lagina. Ir einam į Minecraft SAP. Gal pas jūs kitoks, nežinau. Ką žinau. Ir kaip matote pas mane toks, nes aš nenoriu žaisti kontentu, taip toliau. Ir kaip jūs iš karto pamatėt, čia jau yra minimapas. Su Z galima taip didinti viską, aš ant to kalašiu. Su X galima didelį pamatyti, su C galima pasižymėti. O su M pasidarykite dead point enable, kad jums rodytų dead pointus. Ir čia galėsite juos išjungti, tai viską. Kaip tai padarysite, paspauskite escape, nes va. Einat tą, tipo jums dead pointas yra, jums maišo, sako, kaip jį nusimt, tada paspaudžiat šitą, taip ir viskas. Ir čia viskas apie minimapą. Ir kaip galiu sakyti. Ir davai.